Labas, esu Aurėja, esu didžėja, bet dažnai mėgstu save pristatyti ne tik kaip didžėja, bet ir muzikantę, nes iš tiesų turiu nemažai patirties ne tik elektroninėje scenoje, ne tik elektroninėje muzikoje. Studijavau džiazo vokalą, labai daug muzikuodavau tiek džiazo muzikoje, soulo, visokiose kitokiose stiliuose. Ir turėdavau iš tikrųjų visai kitokius tos muzikinius pasirodymus ir dabar galiausiai taip gavosi, kad perėjau į tą elektroninę stilistiką. Muziką studijuoti ir ten stoti, iš tikrųjų nesugalvojau, man tiesiog net nebuvo kito kažkokio klausimo, nes aš visą laiką dainavau, šokdavau jau darželyje ir mokykloje ir iš tiesų aš daugiau nežinojau, ką aš galiu dar veikti. Man visą laiką buvo muzika A planas ir aš iki šiol iš tikrųjų net turiu B planą. Gavau galimybę, tokią progą filmuotis viename žinomiausių Berlyno įrašų kaip studijoje, radijo stotyje, tam kambariuke, kaip kai kurie vadina tualetė, nes ten toks įdomus rengimas, tai yra hore. Tai labai laukiu šito pasirodymo ir labai tikiuosi, kad tęsiu tenai savo darbus ir pažintis ir viskas, tikiuosi, kad puikiai klostysis ir užsienyje, ne tik Berlyne, bet ir kitose šalyse. Laukia premjera su vienu iš savo puikių draugų, kuris yra prodiuseris, taip pat didžėjas iš Vilniaus. Mes kartu esame padarę kūrinį ir jisai išeis jo visas albumas ir tame albume bus taip pat ir mano kūrinys. Tai va, jau laukiu premjeros, turėtų greitu metu išeiti vienam iš užsienio leiblio. Daug kas nežinojo tą faktą, kad aš anksčiau buvau ir, šiek dar ir esu dainininkė ir esu baigus džiazo vokalą, daug kas nežinojo šito fakto, bet dabar jau visi žinos. Bet beje, tame kūrinyje, kuris išeis, ten irgi yra mano vokalas. Tai man iš tiesų gal net labiau patinka dienos vakarėliai ir vieną iš pavyzdžių duosiu. Mes turim puikų festivalį Vajus, kuris vyksta Palangoje prie jūros. Tai tiesiog tas geras oras, jūra ir visas tas bendras vaibas, taip sakant. Tai labai faina, aš labai norėčiau, kad tai būtų labiau populiaru Lietuvoje. Man muzika yra turbūt viskas, tai yra mano pagrindinė veikla, tai yra pagrindinis dalykas, apie ką aš šneku su savo draugais, tai yra visiškai viskas.